Labas rytas. Ką naktis jau buvo biški šaltesnė. Žiūrėjau, tai lygtais gal 12 laipsnių ar panašiai. Ir čia dar ant tokio vos neskardžio pastačiau, tai vėjo irgi nemažai buvo, tai išsignendau, kad čia ištaškys mano visus ir akmenis ir viską. Bet dabar kai žiūriu, tai lyg ir gal kažkiek dar ir laiko. Jau, o taip tai jaučiasi raumenys, kojos, rankos, viskas. Šiaip toks bendras, nežinau, nuovargis. Gal dar maistas tas toks, aišku, ne visiškai pilna vertis. Tai kažkaip, bet nieko, per kelias dienas turėtų pavykti. Aišku, bus sunku, nes ten jo, tie sukilimai tai tokie biški nenormalūs, bet kažkaip jo, gal dar pavyks čia, toks jau miestelis nebaisiai toli, tas miestelis, tai ką žinau, ten 2 namai ir mokykla, bet gal bus kažkokio maisto, tai gal irgi kažką užkasiu normaliai ir tada judėsiu toliau. Ai, akmenys tai jo turbūt ir šlakstenis. Čia toks irgi tarpelis, tik vos nenatūraliai nuo skirtumų ten viršui dėl aukščio, bet ne dėl įtempimo. Čia toks irgi. Čia prie įėjimo irgi nebėra to, net priengė, man atrodo. Uodai irgi padirbėjo biškį. Čia aišku, ne naktį, bet per dieną. Jo. Baronėlis irgi baigėsi. Gerai, kad turiu dar vieną. Gali būt, kad palikau savo šaukštą ten, kur praeitą kartą valgiau. Tai galvoju, kaip čia daryti. Jeigu kažkas pravažiuotų, tai galima ten jų prašyti ar kažkaip, kad žiūrėtų. Arba aš pats galvoju, gal irgi nulėkti. Čia kaip ir nėra baisiai toli, bet aišku, tie kalnai tai tokie didžiuliai, tai biški, kaip čia, reiktų vėl nusileisti, tada vėl iš naujo užkilt. Tai nežinau, galvoju, gal dar be daiktų nulėkti greit su dviračiu. Gal ir variantas. Wow. Žodžiu, pro šalį važiavo toks, kaip čipukas. Tai galvoju, gerai, reikia tada, kad jis jau važiuoja, paklausiu, ar galiu čia biškį pavažiuoti. Tai, palikau čia daiktus. Žodžiu, pavažiavom kažkiek, bet jo, žiūriu, kad ten biškį gal net toliau ta vieta, negu kad man atrodė, tai gal, ką čia, nežinau, neverta. Ir žodžiu, dar tada, jis ten dar šiaip važiavo kažkokius paimti, gal draugų ar panašiai. Ten, jeigu man rodos, geologai kažkokie, tai gal čia jis taip, nežinau, surinkinėjo dar kolegas į darbą. Tai žodžiu, jis paėmė ir tada jau vėl grįžinėjom tada kaip ir atgal. Tada jau sakau, tai maždaug jau nebereikia. Kaip čia, ne tai, kad nebereikia, bet ačiū. Gal jau paliksiu ten tą daiktą ir rasiu kažkokį, kitą. Ir jo, bet tada jau išlipau, jie nuvažiavo. Žiūriu, kameros nebeturiu. Tai žodžiu, pas jos mašinui kamerą palikau. Tai žodžiu, dėl šaukšto maždaug praradau kamerą. Bet tada po kiek laiko jie vėl sugrįžo. Sako, palikai kamerą. Tai žodžiu, tada pavyko atgauti kažkaip. Ir dar ten dar vyrukas kažkoks pasiūlė, čia jie sako, kažkokie jie liktais geologai ir ten kažkur dar jie po to važiuoja maždaug į ten tą Monguą ar kažkur, tai sako maždaug, jeigu nori tokios kaip Day as a geologist ar panašiai. Ten dar toks jaunesnis, dar angliškai kalba gerai.
Tai maždaug jie ten irgi galėtų, maždaug sako, tai visi mes čia dviratį, viską. Mes čia taip pavažinėtumėm, kažką kartu ten pasižiūrėtumėm. Tai, būtų... Šiaip būtų labai faina, bet... nežinau, aš čia dar turiu ir susipakuoti ir susiruošti ir šiaip jie ten gal su savo tais dalykais turi reikalų, tai... Plius, kaip ir planas buvo dviračių ten nuveikti, o jie man kaip ir siūlo, kad maždaug mane nuvežtų ten jau, tarkim, į tokią tolimesnę jau vietą, kur jau aš dar ją planavau ten pasiekti dviračių, tai, iš tos pusės gal. Bet tai žodžiu, dabar jau nuvažiavo, tai svarbu, kad jo kamerą gavau, žodžiu, jo, dėl šaukšto būčiau praradęs kamerą. Man ir buvo įdomu, kas čia jie tokie važinėja su tokiais baltais pikapais, su tokiais apsirengę mėlynais kažkokiais lyg marškiniais, uniforma, kažką tokio, kažkokie lyg pareigūnai. Tai čia vadinasi geologai. Sako, kažkokį čia irgi elektrą, kiek suprantu, čia šitam regionui ir įvedinėt planuoja, tai jie turbūt reikia jų kažkokio įvertinimo. Jie čia dabar važinėja, kažką ten tyrinėja, žiūrinėja. Turbūt kur gerai statyti tos bokštus. Geras. Čia toks rytinis nuotykis. Netikėtas. Bet gerai, kad gerai baigėsi. Buenos días. Parduotuvėje čia pasikalbėjau su žmonėm tokiais. Pasakau, ką aš čia važiuoju, ką. Sako, čia tada, jau sakau, maisto kažkokio ieškau, tai sako, čia šalia yra. Tada vėl toks vyresnio amžiaus žmogus. Nuėjo, pristatė čia mane vėl. Dabar jau, žiūrėsim, maisto gal kokio pavyks gauti. Wow, čia gyvent. Labai fainai pavalgiau. Dar paprašiau pakartot. Tai, dabar jaučiuosi visai pasistiprinęs. Tai nors kojų raumenys ir biškiai jau tokie pavargę, bet po vakar ir po užvakar. Bet jo, bandysiu šturmuot kalnus. Kaip čia geriausiai turbūt pasiruošęs, kaip tai galiu, plius vidas. Tai jau, bandysiu. Nieko, šitie kojos praeis. Popiet geriau važiuot, mažiau saulė kepina. Iškart ženkliai vėsiau, dar kažkoks vėjelis būna ateina. Dabar tai taip pats tas karštis. Arba netgi iš ryto irgi kažkaip atrodytų, kad geriau, anksti pradėti, bet kai išvažiuoju tą kepinančią saulę, tai nežinau, ne taip jau gal ir gerai. Pasakau, iš kur, kaip iš Lietuvos. Tai nieks nežino tos Lietuvos. Europą ar tai, Europą kaip ir žino. Tai taip, o taip tai, kas dar sako, tai kaip ten sušalsi maždaug.
Na, aišku, jie gal ten neįsivaizduoja, kaip čia tie miegmaišiai tokie, kad būna ar dar kažkas. Tai, sakau, Lietuvoje minus 25. Tai čia nieko. Nu, arba šiaip ten, oi, tai kaip čia vienas. Gal čia. Arba ten, oi, tai gal čia tau iki viešbučio, tipo, pametėt ar kažką. Kaip čia palapiniai. Nu, kažkaip jiem irgi sunkiau suvokiama. Bet kažkaip šiaip jo, reik man pasičiam gal jau pasiruoš kažkokį ilgą tokį ilgesnį prisistatymą. Kaip čia kas, kokią aš čia techniką turiu, ką planuoju, tada gal kažkaip mažiau klausinėtų ar kažką. Nes būna ten tada pokalbį, tada ai, nu gerai čia maždaug, bet taip iš pirmo žvilgsnio tai visiems atrodo, oi, tai kas čia, ką čia su dviračiai, kalnai ten tokie nenormalūs. Kur jie patys ten, jisai, oi, tai gyva, yra kitas kelias, tipo, nu, tai žinau, kad yra. Tas, tipo, normalus, asfaltuotas ten viską. Bet tai čia įdomiau. Ir šiaip ramiau. Ką ten su to mašinu? Buvo kažkoks, man rodos, netgi sako, kad, nu, tipo, tai kur tu vyksti, sakau, Sagomosą maždaug. Tai kiek supratau, kad jisai irgi į Sagomosą. Bet, tipo, jisai tuo normaliu keliu. Tai žodžiu, mes abu ten pat, bet priešingom kryptim važiuoja. Koks arkliukas. Nu, toks vidutinio patikimumo. Pirštų antspaudai biškai kaip nusitrynė ar, nežinau, sausos rankos kažkaip tokios pasikeitė, ką žinau, tai dabar biškai sunku kažką, kur reikia pirštų antspaudo atsirakinti ar atsidaryti, tai nebeveikia. Nu, bet gal atsikurs ta oda ir vėl veiks. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Kitaip jau biškai pareina keliai ar dar kas nors. Šitaip ką aš galvoju. Visai neblogai. Dabar taip atrodo, nežinau, reikia biškai ilgiau pabandyti. Bet iš principo turi viską priešai save. Tai nereikia kažkaip iš šono stumti. Nes šiaip tie vat šoniniai galiniai krepšiai biškai trukdo tą va taip tokį patogų stumimą daryti. Kaip ir nieko, kol nepradeda virsti šoną arba, nu, kai kažkokie mini pasukiukai ar kažką. Tai tą stabilizavimui tada reikia daug jėgų. Nu, bet, ką žinau, variantas. Biškai pravedinti reikia pėdas. Atgauti lengvumo pojūtį. Tie pirmykščiai žmonės turbūt basi ir vaikščiodavo. Tai kažkaip įmanoma matyt. Reikia tik pripratint pėdas. Nes ko čia tokios silpnos ir net netikusios per akmenis ir visokius kietus aštrius daiktus vaikščiot. Kad reikia batų.
Nu, praleiskit mane, karvės. Gracias. Listo. Ah, pues ya desocupó los otros. Sí, sí. You have to push, you know. Claro, Oh, claro, que aquí todas así. Todas Sí. subiendo. Sí. Sí, Gracias. todas subiendo. Ja. Čia tas pats vyrukas, kur aš tai pavežė link šaukšto, po to sugrįžo dar su kamera. Nu ir šaltas. Visai gelia pėdas. Okay, jau pasiekiau baltų medžių teritoriją. Kokios samanos. Biškį pravalysim guolius. Čia tie purvasaugiai kažkaip, nu tas priekinis, daugiau žalos daro negu naudos per kažkokias kliurzas važiuojant. Nes kažkaip tada žemės krenta čia vat į tą ašį ir tada čia biškį taip kartais velės kažkaip. Radau tokią fainą vietelę prie kelio. Galvoju, gal čia kažkur ir apsistot. Ir rytoj tada toliau kilt. Biškį pasimokiau. Dabar ant viršaus dar akmenį taip dedu, tai turėtų būti tvirčiau.